Jau rytoj, penktadienį, spalio 24 dieną, jūsų laukia naujas vienintelio Panevėžio rajono laikraščio Tėvynė numeris. Kaip ir kiekvieną savaitę, skaitytojai Tėvynėje ras aktualių straipsnių, nuotaikingų istorijų, laisvalaikio skaitinių ir kitos naudingos informacijos. Panevėžio rajono savivaldybė planuoja visus 12 kultūros centrų sujungti į vieną juridinį asmenį – Panevėžio rajono kultūros centrą. Valdžia teigia siekianti efektyvumo ir skaidrumo, tačiau kultūros centrų vadovai kalba apie realią grėsmę kaimo kultūrai. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos metų mokytojos vardas šiemet suteiktas Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos lituanistei Rimai Balčiuvienei. Pedagogė mokyklai atidavė 37 metus. Vaida ir Darius Stundžiai, kilę iš Panevėžio, miesto šurmulį iškeitė į ramų Pociūnų kaimo gyvenimą. Iš hobio gimusi VS siuvyklėlė šiandien aptarnauja mokyklas, bendruomenės ir įmonės, o jos veikla tapo pavyzdžiu, kaip mažame miestelyje galima sėkmingai kurti šeimos verslą. Prevencinė jaunimo programa Sniego gniūžtė prieš kelis dešimtmečius į Lietuvą atvežta amerikiečio Džono Irvino vėl atgimsta. Paistrio Juozo Zikaro gimnazijoje vyko stovykla Snaigytės, o lapkritį planuojamas rajono jaunimo renginys. Ėriškių kultūros centro padalinyje Linų muziejuje Stultiškių malūne vyksta remonto darbai, kurių metu malūnas pritaikomas šiuolaikinėms ekspozicijoms. Čia bus įrengta skaitmeninė tradicinių amatų paroda, kuri leis lankytojams išvysti, kaip nuo seno buvo apdirbamas lietuviškas linas. Panevėžio rajono savivaldybė pradėjo įgyvendinti projektą, kuriuo Vytauto gatvėje 42 esančiame pastate įsikurs naujas dienos centras senjorams. Čia vyks edukacijos, terapijos, įvairūs užsiėmimai, veiks poilsio ir aktyvaus laisvalaikio erdvės. Kaip ir įprasta Tėvynėje, įvairūs patarimai, TV programa visai savaitei, kryžiažodis ir dar daugiau aktualijų, straipsnių bei naujienų iš Panevėžio rajono. Jau prasidėjo laikraščio Tėvynė 2026 metų prenumeratos akcija. Užsiprenumeruoti laikraštį galite internetu laikraštis tėvynė.lt.